Labukas! Šiandien aš jums pristatysiu Prano Mašioto knygą Nepaprastos atostogos. Puslapių yra 114, o išleido Kauno leidykla. Aušra, labai sena leidykla. Mano mamos vaikystės knyga čia yra. Pagrindiniai šios knygos herojai, tai aišku, yra šuo, berniuko vieno, Justuko ir Vytukas ten yra. Vaikai palapinę gauna iš seno vyro, kurio vardas yra Baltrus. Jis jam paskolina palapinę visai vasarai. Jie tą palapinę pasistato pamiškėje ir ten nakvoja. Jie dviese palapinėje gyvena visą vasarą ir be tėvų, be nieko, tik su šunim. Kol jie ten gyvena, nutinka labai įdomių įvykių. Pavyzdžiui, tai kai jie persiplukdo palapinę į salą, ta sala nugrimsta ir jie palapinę plukdosi per visą ežerą iki namų. Dar Justukas su Vytuku susilaukė seklių, kurie nuolat juos šnipinėja. Galiausiai vasara baigėsi ir jaunieji nuotykių ieškotojai viską papasakoja savo klasės draugams ir mokytojams. Rekomenduoju šią knygą berniukams, mergaitėms nuo 8 iki 10 metų. Skaitykite šią knygą, nes vasara artėja, jūs užsimanysit pagyventi palapinėje. Adios, amigos!